Labadiena, brangieji, čia aš jūsų Nerijus Smokovas. Žinot, stebiuos, žiūrint komentarus, tikrai tų velnių, kurie yra prisiėdę velnių maisto, tai yra baisu. Tie, kurie mane kritikuoja įvairiais žodžiais, nori pasityčioti ar kažkas tai panašaus, aš jums atsakysiu vieną. Tai yra labai geras produktas, kuris duoda jėgų eiti į priekį. Aš jau nebeturiu kito kelio, aš nebeturiu pasirinkimo pasisukti ar nusisukti, kadangi mano kely nėra priešingų gatvių, kur galima nusukti ir pasakyti, nusišnekėjau. Все, nebereikia. Ne. Aš einu drąsiai, aš kalbu drąsiai. Daug kas mane klausia, kodėl Neriau taip viskas yra. Aš drąsiai atsakau, kadangi valstybė tai yra mūsų didžiausias šiai dienai priešas. Vyriausybė renka pinigus ne NATO kariuomeniai iš vidaus produkto, o mūsų valdžia renka tos pinigus tam, kad mokėti NATO karių pajėgom ir Vokietijos kariuomeniai, kuri dabar pradeda statytis, kad jinai būtų Lietuvoje, tam, kad apginti šitos antžmogius. Tie, kurie skaito save dievais vaiko, įturintys teisę gyventi tik jie, o niekas kitas neturi. Jūsgi žinote, ne, kad didžiausio masto globalistai yra nusprendę, kiek liks žmonių šiam pasaulyje pagal jų nustatytus parametrus. Tai vat mūsų valdžia ir skuba, įveda kariuomenę, Vokietijos, kitų, ir jie moka tos pinigus, jamant iš mumis tos iš vidaus produkto, kurie nori pasiekti 6 milijardų, kad jie būtų ramus, pastoviai, kad mes niekada su jumis negalėtumėm atsistoti ir pasakyti jiem gana. Tai brangieji, tai vat ir sakau, šitie antžmogiai Seime valdžioj yra didžiausias Lietuvos priešas. Ne Rusija yra mūsų priešas. Darykite istoriją, žiūrėkite, skaitykite. Su rusais galima visą laiką susitarti, kaip rusai kažkadaisiai susitardavo su Lietuva, kada Lietuva ėjo pas rusus ir rinko duoklę. Lietuviai paskudiniai, kurie po duoklės Rusijos miestų atidavimo vyko tokie kaip Lietuvos Bagema, tokie kaip Ochmanai, toksai kaip Ramanauskas, Valinskas, Tapinas ir visi kiti, kurie dar reikalavo pinigų. O tai, ką neturėjo duoti šeima su ten 5-6 vaikais, nužudydavo tėvą arba visą šeimą. Kaip ir šiandien Lietuvoje, aš kaip nuvažiavau pas vieną šeimą, kuri gyvena kaime, turinti vaikų daug, ir aš klausiu, kaip? Ir man sako, kaip Dievas duos. Įsivaizduojat? Jo valdžia kažką tai duoda, bet valdžia neduoda to, ko tikrai reikia duoti. Valdžia geriau vogs pinigus tam, kad kiekvienas, kur valdžioje yra, pamaitins savo rotveilerius savo namuose. Kur rotveileriai jėda, patikėkite, brangiau maistą vienas rotveileris, negu valgo visi tie 4 vaikai. Tai nereikia ieškoti, kad Rusija užpuls. Rusija niekada Lietuvos nepuls. Dėl to, kad Lietuva turi formą širdies, duota Dievu, o Rusija yra duota forma arklio. Ar tik ne mes atsisakėme būti didžiąją kunigaikštystę Lietuvos iki pat Vladivostoko? Mes atsisakėm. Nu kamgi mums reikėjo? Mums geriau buvo katalikų tikėjimas į Vatikanas, negu pravoslavė ir tokia didelė žemė. Tai mes kada atsisukom ir pasirinkom katalikų tikėjimą, pravoslavų žmonės nusisuko.
Kada mes nusisukome nuo Dievo, ką Dievas padarė? Mes turim šiandieną tą teritoriją, kurią mes turim. O Rusija, pažiūrėkite, plėtėsi, plėtėsi ir plėtėsi. Ir kiek mes, valstybė Lietuvos, kuria buvo išrinkta Dievu, laukti ateimo pagal visus įstatymus, ko mes turim laukti? Sūnus Olgirdo spjovė viskam į veidą, pasakė, man karūna yra Lenkijos svarbiau ir Vatikanas, negu Lietuvos ateitys, Lietuvos žemės ir visą ką kitą. Jis buvo gatavas atiduoti, kai Lenkai norėjo pavadinti Lietuvą naujoji Lietuva. O mes vis su jumis ieškom priešo ten, kur jo nėra. Tas priešas Lietuvoje padarė viską ant tiek, kad mes negalim galvos pakelti. Mes negalim žodžio tarti. Už tai yra areštuojama, sodinama, prikūrima baudžiamų bylų, čia vos kaip net terorizmas ar kažkas tai panašaus. Prieš ką? Ar tas žmogus, kuris išsisako, jisai kažką tai išgazdino Lietuvos piliečius? Ne. O įsigando kas? Valdžia. Ir valdžia priima įstatymą kokį? Areštuoti, surasti kompromato, priburti ir toliau. Kadangi žiniasklaida tai yra valdžios, tai yra šiandieniniam pasaulyje, tai yra Liucifero viena iš stipriausių partijų. Tai yra žiniasklaidas, tai yra televizija. O tai viskas. Pažiūrėkite, ką Lietuvoje šiandien kalba. Reikia kelti, reikia daryti, reikia, kad būtų pakeltas procentas. Bet kodėl jie nešneka, kad mes juos išrinkom, jie tarnauja turi mum. O kaip mes juos išrinkom, jie tarnauja velniui, o mumis pradeda, jau žuda, kad jie tai čia jau aš daug kartų apie tai sakiau. Tai vat yra klausimas. Ant kiek jie darys tos nesąmonės, kurios jos daro, o mes kentėsim. Mes kentėsim dėl to, kad mes likti laukiam, kažkas tai turi mumis vesti. Nu, aš jau jums pasakiau, vot aš esu. Aš nevesiu jumis į riaušių, aš nevesiu, kad jums laužytų galvą šitie NATO kareiviai ir šitie. Jau mūsų jaunimas dainuoja, mama, kodėl neišmokinai mane tarnauti? Jie duoda suprasti, kad jie neis, jie bus su mumis. O jų kariuomenė, tai yra NATO, kurie renka mūsų pinigus ir šerį. Lietuvos kariuomenė nusisuks ir ateis į žmonių pusę. Jie supranta, kad rytoj tarnavimas pasibaigs, jiems reikės gyventi, kurti savo gyvenimą. Bet jie mato, o kas po kariuomenės, dabar maitina viskas gerai, o kas po kariuomenės? Kokią aš matau ateitį savo Lietuvos? Ta, kurią man siūlo valdžia, kur nėra mano ateities. Tai va dėl to, brangieji, jie ir įveda čia NATO pajėgas. Pažiūrėkite, paskui dabar, nesenai. Mūsų teritorijai pagal Lietuvos kunigaikštystę negalima ateiti priešui. Negalima ateiti kitam su kirviu ir su šautuvu. Pasiklysi, tavęs neras. O dabar mes matome, kas įvyko su JAV kareiviais. Lietuva tai yra Lietuvai. Lietuva turi susigrąžinti savo gyventojus. Lietuva turi statytis. Lietuva turi atstatyti gamyklas. Lietuva turi pradėti dirbti su šalimis, kur tikrai yra strategiškai mums naudingas. Man neįdomu, kas sakys po šito video, kad aš ten rusiškas ar kažkoks tai. Aš gimiau Lietuvoje. Jo mano tėtis rusas, mama lietuvė. Aš esu rusas. Bet pas mane teka kraujas. Visų tų nacijų, kurias aš žinau ir pažinau per savo 47 metus. Ir noriu pasakyti, užbaigiant. Aš išaugau. Aš noriu gyventi kartu su jumis. Ir aš neturiu teisės slėptis, kadangi Dievas jau viską mato. Aš jums apkabinu, būkime vieningi. Lietuva
yra tikrai mūsų, o ne jų. Jūsų Nerijus Smagus.